noriu pareikšti savo nuomonę dėl vyriausybės formavimo. Šiuos rinkimus pirmąją vietą ir daugiausiai balsų surinko socialdemokratai. Todėl labai didelė tikimybė, kad būtent jiems bus po to, kai Vyriausioji rinkimų komisija patvirtins galutinius balsavimo rezultatus ir siūlysiu formuoti vyriausybę. Bet vyriausybės formavime, mano nuomonė, negali dalyvauti partija, kuri įtariama rinkimuose padariusi daugiausiai šiurkščių pažeidimų, įtariama dėl juodosios buhalterijos ir neskaidrios veiklos ir kurios partijos lyderiai yra kaltinamieji baudžiamojoje byloje. Todėl palaikysiu tik tą politinę jėgą, kuri galės suformuoti daugumą be teisiamųjų suole esančios darbo partijos. Ačiū už dėmesį.